Šitame pasisakyme norėčiau paliesti glaustesnę ir konkretesnę temą apie fizinę ir emocinę tikrovę, paimdama vieną žmonių grupę, tai yra psichikos sutrikimai sergančius žmonės, kurie daugiausiai mane domina. Ir turbūt menoterapija, tas pavadinimas nėra naujovė. Pasaulyje tai jau senai egzistuojantis mokslas, turintis savo profesiją ir panašiai. Lietuvoje mes kaip visada esam turbūt vieni iš paskutiniųjų. Tai su menoterapija yra liūdniau, bet vis tik tai jinai ir čia egzistuoja. Taigi psichinė sveikata lemia teigiama emocinė ir dvasinė būsena, suteikianti žmogui galimybę džiaugtis gyvenimo pilnatvę ir pripažįstama viena svarbiausių visuomenės sveikatos dalių. Ir psichikos ligos apima kūno visumo saugumo, kontrolės, veiksmų laisvės, pažįstamo ir įprasto pasaulio praradimą. Ir galbūt šitas veiksnys, to įprasto pasaulio praradimas yra pats sudėtingiausias tiem žmonėm, nes jie atsiduria ne tik tai kitoje būsenoje, bet atsiduria ir kitame pasaulio lauke. Tai yra šalikelėje. Ir tai yra iš tikrųjų nepaprastai juos veikiantis dalykas. Sergantysis dažniausiai neigiamai suvokia savo ligą, tai siejama su depresinės simptomatikos ir savęs nuvertinimo atsiradimu, negatyvia visuomenės reakcija. Menoterapija leidžia įeiti į kitą žmogų, sudaro sąlygas atsiverti giliausiuose dvasios kloduose slypinčioms potencijoms. Kūrybinė produkcija, kuri gaunama menoterapijos sesijose, gali būti panaudojama diagnostikai ir interpretacijai, skatina atsirasti vidinės kontrolės ir tvarkos jausmus, stiprina savosios vertės pajautimą. Žmogus gyvena fizinėje realybėje, kuri yra konkreti, matoma, juntama, ir vidinėje, kuriai priskiriame jausmus ir vaizduotę. Šios du pasaulius susieti psichikos sutrikimais sergantiems žmonėms yra sudėtinga, bet visada įmanoma, kada esi šalia jų ir stengiasi jiems tai atskleisti. Jų gyvenimo kokybė susijusi su egzistencinėje psichologijoje akcentuojama vertybių ir prasmių dimensija. Pacientų funkcionavimas tam tikrose gyvenimo srityse gali būti ribotas, gyvenimo prasmės bruožai ir vertybės gali būti savitos. Aš nežinau, ar pirma susirgau, ar pirma pradėjau piešti, teigia šizofrenija serganti pacientė. Ir tai iš tikrųjų labai sunku kartais apibūdinti savo būseną, save įvertinti. Ir tai, kad mes kūryboje kartais save išreiškiam, peržengdami netgi save, aplinkiniam taip pat atrodo, kad tai nėra visiškai normalu. Bet vėlgi sugrįžkim prie konkrečios ligos. Liga taip pat turi savo ženklus, savo stigmą ir jos neišvengsi. Bet dažnai šitie du keliai, čia kaip sakė srovė, kuri taip pat žmogų neša, jinai yra labai apgaulinga. Ir todėl šitų žmonių piešiniuose mes galim išvelgti gausybę simbolių. Galim išvelgti pasaulį, kurį mes tarsi savyje ir nešiojam, bet ne visada per savo užimtumą, per savo
požiūrį į gyvenimą, kitus dalykus, gebam pažvelgti ir kada susiduriam būtent su konkrečia kūryba, mes tarsi pamatom iš vienos pusės pasaulį kitokį, iš kitos pusės pasaulį labai teisingą. Ir tai iš tikrųjų ir kartu ir žavi, ir moko. Menoterapijoje sudaroma galimybė psichikos ligoniui, ligos naštos slegiamam asmeniui padėti balsu išreikšti sielos skausmą. Poetikos terapijos procese diskutuojant, ką reiškia kopimas į kalną, tai yra simbolis, pacientė šis procesas siejasi su mirtimi. Šį žodį paaiškino kaip savo gyvenimo skausmą. Irena, su kuria gulėjau ligoninėje, nusižudė. Rudis lojo, nedavė miegoti. Trumpam man nusišvietė saulė, bet trumpam. Šitas eilėraštis atrodo paprastutis, jis tarsi jokio neturi loginio ryšio, bet iš tikrųjų tai yra pacientės gyvenimas. Todėl, kad palatoje matyti kito mirtį, tai yra ne taip paprasta išgyventi. Mes žinom tą ir eilinėse ligoninėse, namuose, kaip tai nutinka, žmogų ištinka šokas, giluminė trauma ar panašiai. Ir čia pacientui taip pat įsirėžia būtent šitas įvykis. Rudis tai yra šuo, kuris gyveno jų namuose, kuris jau buvo senas, kurį reikėjo jau vežti, užmigdyti, bet niekas neprisiruošdavo. Ir čia Rudis jau tolimesnėje gyvenimo eigoje, jie asocijuojasi su tuo, kad tai buvo šuo, kuris nedavė miegoti. Tai yra vėlgi galima išvelgti simboliką. Ir trumpi tie šviesos ir tamsos persikeitimai, kurie paprastai ženkli šitų ligonių gyvenimą, buvo įvardinti kaip nušvinta saulė. Žmogus dažnai susiduria su įsišaknijusiomis baimėmis ir įsitikinimais stabdančiais nuo svarbių tikslų siekimo, svajonių įgyvendinimo. Padedant pacientui įsisąmoninti, kokius jam vidinius išgyvenimus išreiškia jo nuolat kartojamas žodis ar atliekamas ritualas, suteikiame teigiamų emocijų ir suaktyviname pažintinius procesus. Menoterapijoje naudojami metodai savęs pažinimo ir problemų sprendimo paieškai, ugdomi jutimai, estetinė pajauta, jautrumas, suvokimas, intuityvus įvertinimas, pripažinimas, įgyjama fizinių, emocinių, intelektualinių įgūdžių nepriklausomai nuo simptomatikos. Žmogaus fizinė būklė mums daug ką pasako. Fizinis kūnas reaguoja ne tik tai į išorinius dirgiklius, bet ir tai, kuo mes gyvename, ką išgyvename ir taip pat rodo, ką kūnas yra mus palietęs. Todėl kūno valdymas, tai yra judesys, tai yra šokis, tai yra ne tik tai tam tikrų fizinių galių atgavimas, bet tai yra taip pat įliejimas į save teigiamų emocijų arba neigiamų išreiškimas. Čia vienas iš epizodų Auros teatre, kada yra atliekami specialūs pratimai. Mūsų kūnas perneša gausybę informacijos apie jame susikaupusias emocijas patirtį. Teigiami ar neigiami išgyvenimai turi savo vietą kažkurioje kūno dalyje ir tai panaudojama siekiant teigiamo aš vaizdo sukūrimo. Naudojant terminą menoterapija, nereikėtų maišyti sąvokų menas
ir terapija. Meno terapijoje menas suvokiamas kaip galimybė pacientui kažką daryti. Kažką daryti. Sąvokoje kažką daryti galima išvelgti daug poteksčių. Tai yra kažką daryti su simptomais, kažką daryti esant psichinės būsenos nepajėgumui, kažką daryti, kad pacientas savo asmeninės kančias ir sunkumus galėtų išreikšti. Paprastai jis išreiškia vaizduojamoje dailėje aktyviau, vaizdingiau, akivaizdžiau, bet taip pat ir kūno plastikoje, ir kalboje, ir visose kitose išraiškos būduose mes taip pat tą galim matyti. Bet vaizduojamoje dailėje mes matom labai akivaizdžiai gausybės simbolių, kurie ne tik tai parodo paciento būseną, tam tikrą ligos, ne tik tam tikrą, bet iš tikrųjų ir ligos pobūdį, ir paciento nuostatas, emocinę būklę ir panašiai. Lietuvoje medicinoje šitokie dalykai, kad diagnozuoti iš ligonio darbų yra praktiškai nenaudojami, medikai tuo nesidomi, bet pasaulyje šita praktika yra remiamasi, nors iš tikrųjų šitie darbai neparodo pilnosios diagnozės ir pagal ją iš tikrųjų negalima remtis medicinė raiškom, bet pamatyti tą pasaulį, kuris glūdi, tai yra mums, žiūrovai, stebėtojai, menoterapeutui, bet svarbiausia, pačiam sergančiajam išsisakyti, kas yra jo viduje, jam tai nepaprastai yra svarbu. Ir tai, kad jį pjauna baimės, kad jį kankina vaizdiniai, kad jį užpuola demonai, visa tai iš tikrųjų egzistuoja jo tikrovėje ir jisai tą perteikia meno kūriniuose. Aš sakau meno kūriniuose, nes tai yra iš tikrųjų meno kūriniai. Mes taip pat galim atsekti pagal šitos jų darbus, galim atsekti, kad tai darė vyras ar moteris iš formų, iš kompozicijų sudėstymo. Galima atsekti taip pat vėlgi vidinės įtampas, nesaugumą ir visą dar, ką jūs norit, matydami vėlgi tos simbolius, kurie šiaip egzistuoja ir sakykime, normaliame mene, nors menas yra iš tikrųjų vienas. Taip pat fantasmagoriškus vaizdus, kuriuose vėlgi įsižiūrėjus atidžiau, mes ten galim pamatyti tą pasaulį, tą gyvybę ir tą gyvenimą, kuris iš tikrųjų vyksta aplink, vyksta ir mums pažįstantiems tarsi tai, kas yra įprasta. Taip pat šitų pacientų darbuose labai dažnai sutinkame įvairias angas, tai yra langus, duris. Tai mums vėlgi, sakykime, elementai, motyvai keliantis simbolius, tai yra išėjimas, tai yra ilgesys, tai yra vėlgi įvairūs draminiai elementai, kurie jau būna konkrečiai susiję su tuo asmeniu, kurie sukūrė vieną ar kitą savo darbą. O moderniosios dailės ištakose glūdinti primityvumo, grįžimo prie archainių formų sampratą giminiška psichoanalizei ir psichiatrinėms meninę raišką analizuojančioms studijoms.
Meninėje kūryboje estetiniai kodai vizualizuoja psichopatologinius simptomus, susiliedami į vientisą visumą. Menininkai kartais patys to nesuvokdami kuria psichopatologiniai dailiai artimus kūrinius. Tai jūs turbūt čia iš karto priartina prie ypatingai ekspresyviai išreikšto pasaulio. Ypatingai ekspresyviai išreikšto pasaulio, taip, menininkas ir buvo ne tik paženklintas nepaprastų spalvos jutimu, bet ir giluminiu, sakyčiau, ekspresyvumu, visiškai ignoruojantis normalų pasaulį su savo taisyklėmis, reglamentais ir panašiai. Ir jo kūryboje mes išvelgiam tą nepaprastą gaivalą, kuris visiškai adekvačiai yra išreiškiamas ir psichikos ligonių. Taip pat vėlgi tiek fizinėmis formomis, tai yra forma ir tiek pačia mintimi, menininkai sukuria objektus, kuriuose mes taip pat matome ir kovas, ir priešpriešą, blogio ir gėrio sandūrą, pykčio ir gerumo, angelo ir velnio, ir kaip šitas angelo sparnas kovoje su demonu. Arba postmodernizmas atnešęs vėlgi visišką laisvę, tai čia ir buvo pradžioj minėta, ir tuo pačiu menininkui leidžiantis panaudoti bet kokį daiktą, kuris galėtų įkūnyti jo svajonę. Ir tuo pačiu ta mėsmalė sukurtų mums vizualinį įspūdį. Arba nykstančių daiktų estetika, kur atrodo viskas ramu, tvarkinga, šiuolaikinio gyvenimo motyvas ir tas tyškantis vanduo, kuris trunka fontanas tik purslai, tik akimirką, viskas po to sunyksta. Arba plevena menininko sukurtas kūrinys, vėlgi gamtoje, kanjonuose, ir kuris yra tik tai laikinas nykstantis objektas. Menas yra vienintelis, kuris daro poveikį visai žmogaus esybei, kuris pažadina tiek lengvai paveikęs juslės, tiek racionalų protą. Mene pildosi žmogaus būtis, o tai reiškia, kad išsisklaido didžiausia abejonė, nepalaužiamas įsitikinimas, sunkiausias skausmas ir sustiprėja palaimingas džiaugsmas. Šiandien postmodernizme niveliuojasi kūrybos ir kūrybiškumo sąvokos. Menininko sukurtą kūrinį nuo terapinės kūrybos skiria tik intencijos. Šiuo požiūriu šiuolaikinio meno formos yra panašios į meno terapijos sesijose atsiskleidžiančias ekspresijas. Pacientai dažnai mums nenujaučiant mato pasaulį dvejopą. Tai yra šviesos ir tamsos, nes tai yra stipriausi pradai, kurie mus lydi visą gyvenimą. Ir ta šviesa ir tamsa dar žmoguje įsikūnija kaip kaukė, dviveidiškumas ir daugybė kitų sinonimų. Ir mums atrodo keista, pacientai tai mato. Ir vėlgi veidas, kuriame mes vėlgi tos du pradus labai ryškiai galim išvelgti ir tuo pačiu atkreipti dėmesį ir į tą deformaciją. Kai liga ir kūrybinė išraiška persipina, niveliuojasi kūrybos ir kūrybiškumo sąvokos. Bet koks meno
terapijos veiksmas ar sesijoje gimęs kūrinys yra projektyvi medžiaga nurodanti į konkretų individą ar lokalią aiškiai apibrėžtą grupę. Tie veiksmai ar kūriniai kaip vizualinės metaforos nurodo į konkretaus kūno, asmenybės afektyvės psichomotorinės būsenas. Aktyvus kūrybinis procesas yra tapatus savotiškai psichologiškai pergyvenamai individualiai destrukcijai. Ir čia mes galim išvelgti destrukciją, kada šiuolaikinėme mene pasaulis tarsi lūžinėja. Mes išvelgiam dar Renesanso laikais vaizduotą pragarą, žmogaus kančias, žmogaus priešmirtinės agonijas ir panašiai. Šiuolaikinis menas naudoja tokias panašias temas, tik tai vėlgi kitos išraiškos priemonės. Ir tos griūtis atrodo ženkliai įspūdingesnės, todėl kad ir mums patiems, 21 amžiaus žmonėms, reikia ypatingesnių dirgiklių, nes mes jau esam daug matę sukaupę gausybę informacijos. Ir čia specialiai atšviečiau dar vienas iš lapelių psichikos ligonio, kuris ilgus metus praleido ligoninėje. Menoterapijos sesijų jisai nelankė, bet vienu metu, tai truko daugiau nei mėnesį laiko, jis beveik kiekvieną dieną rašė eilėraščius ir juos apipavidalino. Ir čia kaip tik yra vienas iš jų, kuriame labai raiškiai išdėstoma, kas tuo metu vyksta, kas yra su juo, kas jam svarbu ir panašiai. Menoterapijos metodikose naudojamos terapinio poveikio priemonės, kurios jungia fizinės, emocinės ir mentalinės išraiškas, sukuria naujus neuroninius ryšius, individo transformacijas, padeda įveikti kliūtis ir visavertį bendravimą. Menoterapija nukreipia paciento kentėjimus ir psichomatinius išgyvenimus į saviraišką, stimuliuojančią jo kūrybinės galimybės ir sugebėjimus. Dėkui už dėmesį. Menoterapija, nuo ko priklauso, kas galėtų eiti, taip, kas galėtų lankyti. Trukmė skiriasi. Trukmė yra vėlgi, ligonius paprastai parenka gydytojai, todėl kad bent jau psichikos ligonius, todėl kad iš tikrųjų kai kurių būklė yra tokia, kad nieko negalima jam padaryti. Bet kur yra vilties, kur patiems ligonėms yra noro, o nebūtinai ir noro, tiesiog tai vyksta tam tikri procesai, kurie vėliau ateina, tai vis tik tai su gydytojų diagnoze ir jų rekomendacijom. Menoterapijos trukmė, tai yra sesijos trunka įvairiai. Kada mūsų stacionare pacientai yra laikomi neypatingai ilgai, gali trukti tik tai 8 sesijos, jeigu ilgalaikis gali trukti 12, onkologiniam ligoniam be 24, tai turbūt nieko nepadarysi, nes tai yra vėlgi visiškai kita specifika. Vaikams kartais užtenka ir 5, žodžiu, labai įvairiai. Taip.
Pasakykime, daugumai tai yra psichiniai ligoniai, kuriuos bando gydyti vaistais. O ligonis gydomas vaistais vienaip išreikš savo jausmus, negydomas vaistais, kitaip jo išraiška bus pavaizduota mene. Ar tai vienodai bus, ar jokio skirtumo? Ar netrukdo vaistai, ar netrukdo, ar padeda? Koks santykis? Be abejo, medikamentai trukdo, todėl kad paprastai jie yra duodami ne tik tai nuo pačios ligos, bet duodami ir tie, kurie slopina. Ir tas slopinimas tam tikrą laiką jisai yra veiksnus, bet juk yra ir prašviesėjimo tos valandėlės. O kiek man teko ir iš praktikos pastebėti, žmogaus kūrybinės galios, mes sakykime, kiekvienas turim tas kūrybinės galės, tik tai jos ten kažkur tai yra viduj, mūsų pasąmoniai, yra stipresnės net už vaistus. Ir kada žmogus paliečia popieriaus, sakykime, lapą, kada kažkokius įsivaizdinius pradeda pinti, ta medikamentų galia ir išpranyksta, nes jis išreiškia save. Bet tai gali trukti labai trumpai. Tai gali trukti kelias dienas. Medikamentai veikia. Bet tai mes esam visuomenė, kurie norim, kad aplink mus taip pat būtų ramu, viskas tvarkinga, kaip čia sakė, kad ir nuobodu, bet saugu. Tai todėl ir vaikų globos namuose jiem taip pat yra duodami medikamentai, kad jie būtų ramus. Taip, kad čia didelė visuomenės dalis panaudoja. Dar turėčiau. Iš tiesų taip surezonavo, kai jūs sakėte apie tą šokio teatrą, nes iš jogos kažkaip žinau, kaip smarkiai sėda visokios elgesio mąstymo klišės į kūną. O galite papasakoti biškį, kaip labiau dirbot su šokiu, su auros studija? Šiaip aš nesu specialistė judesio ir šokio, tai yra ir muzikos yra specialistai ruošiami pagal metodikas naujas ir šokio ir judesio. Taip pat tiek, kiek tenka studentam perteikti, tiek ir praktikas atlikti, tai judesys yra pasitelkiamas pagal galimybės, be abejo, pirmiausiai stebint, o toliau aš niekada nesutikčiau su tuo, kad judesys ir šokis galėtų pakenkti. Absoliučiai yra priešingas rezultatas, absoliučiai yra priešingas. Ir netgi tiem slopinamėm, kada mes, pavyzdžiui, praktikas su studentais atliekam specializuotose ligoninėse, psichiatrinėse, kur ten vėlgi tie vaikai yra pridusinti, kaip aš sakau, medikamentų, kada jiems pradedi ritmo, šokio, judesio, muzikos sesiją. Jie tarsi pabunda, jie gauna tą tikrą vaikišką energiją ir tada be abejo ten likusieji auklėtojai būna patenkinti. Tie vaikai patiria nepaprastas laimės akimirkas ir mes dar išeinam po gerų kelių valandų, jie būna atgavę save, nes tai ir žmogus ir yra tam, kad jis judėtų, kad jisai save skleistų ir taip toliau. Taip kad tai yra nepaprastai teigiama. Dailės terapija yra skiriama daugiau tiem pacientam, kuriems sunku yra judėti, kurie turi iš tikrųjų įvairiausius neįgalumo tokius, kurie ženklus, kurie jau sunkiai galime taikyti kitas, tai jie piešia. Arba piešimas iš viso yra mums, tai kaip rašymas, kaip savęs išsakymas. Jis yra tarsi mums priimtiniausias, tai yra mūsų pasąmonės išreiškimas, ir dar Jungas juk šitą atkreipė dėmesį ir davė turbūt pačią pradžią. Taip kad be piešinio irgi mes daug ko netentam. Tai gal reikėtų sveikatos mokslo ministerijai būtent tom ir užsiimti, kad... Pasiūlymai. Tai ne ministerijai, universitetai. O, gerbėmėjai.
aš pasakysiu, visi dokumentai, kad meno terapija būtų įteisinta kaip profesija, turbūt jau 10 metų Seimo stalčiuose guli ir vyksta ten kasdieniai, tai yra kasmetiniai posėdžiai ir panašiai. Latvijoje, jau Rygoje, Liepojoje universitetuose netgi magistro yra jau visa trukmė, jau yra įteisinta profesija. Latvijoje, Lietuvoje niekaip neišeina, nes čia yra farmacija.